Žiauriai gerai. Labai, aš net neskuda šiaip. Man pažiūrėk man kitas video. 100 eaters. Lietuva, kur lietus lyja. Sveiki visi, su jumis ir vėl 100 eaters. Ir šiandieną tas lietus iš tikrųjų yra labai į temą. Nes einame aplankyti restorano, kuris galbūt yra įkvėptas ir buvo įkvėptas šiaurinės Europos virtuvė. Skandinavija ir taip toliau. Restoranas, apie kurį kalbu, yra Elven. Tai yra vieta, kuris turi nemažą fokusą į žuvį bei, sakykime, tą nordinę virtuvę. Taip pat, žinoma, Elven gali pasididžiuoti Michelino guide rekomendacija taip pat. Aš šitą ženklą jau matęs, net manau, kad galėčiau jį ir prigręžti pats, nes esu tą daręs, tai jeigu kam reikia prigręžti Micheliną, I'm your guy. Let's go. And we're here, boy. Let's eat. The showdown. Sveikas, Adomais. Yra garbės jums susipažinti. Iš tikrųjų, galbūt net per daug pats nepristatinėsiu, bet leisiu Adomai susipažinti su jumis visais. Tai Adomai, kas tu esi? Kas aš esu? Tai aš nežinau. Visų pirma, tai maisto mylėtojas ir šefas restorano. Tai tu taip pat esi ne tik šefas Elven, bet taip pat ir įkūrėjas. Jo, pavadinkime ir taip. Tai galbūt tada ant to ir net pasiplėskime. Apie Elven, taip? Taip. Mačiau, kad jūs atsidarėt maždaug prieš metus, jeigu neklystu. Taip? Praeitų metų Liepą. Taip. Tai galbūt klausimas platus. Praėjo pirmi metai. Ar kokia buvo didžiausia pamoka per šios pirmus metus būtent Elven? Atėjom čianai vedami Numon koncepcijos Kaune. Tai labai pavyko tenai įžeminti restoraną, padaryti jaukų, žmonėm komfortišką restoraną. Ir dėl to labai buvo malonu dalintis tą patirtim, kurią žmonės gauna tenai. Tai lygiai su tą pačią intenciją mes čia keliavom, parodyti žmonėm, kad restoranas gali būti ne tiek įpareigojantis, kiek galbūt laisvas, komfortabilus, gerai praleisti laiką ir skaniai pavalgyti. Tai iššūkis pirmaisiais metais galbūt toksai suprasti, ko, sakykime, rinkai reikia, ko jam trūksta, ką jie nori gauti iš restorano. Nepaslaptis šiai dienai vartotojai, sakykime, tie svečių poreikiai kinta. Jeigu anksčiau buvo toksai, ateiti į restoraną, pabūti, pasijausti kažkaip, pavadinkim, nežinau, pasididžiuoti savimi, tai dabar, sakykime, kaip tik gal žmonės nori jaustis patogiai, lengvai, nepareigojančiai, tai va. O jeigu reikėtų pristatyti Elven kaip restoraną, kaip tu jį pristatai? Kažkaip iš pat pradžių bandėm galbūt apimti viską, bet šiai dieną apsistojom ties to, kad esam žuvies restoranas. Tai yra stipriausia mano pusė, ką moku ir suprantu geriausiai. Man tai iš principo labai patinka, nes žuvis ir jūros gėrybės yra platus labai asortimentas, galima daug ką pasiūlyti svečiam. Ir šiai dienai tokių vietų, kaip paspecializuoti žuvį, jūros gėrybės, sakykime, gal nėra daug. Taip. Tai džiaugiuosi, kad galiu leisti žmonėm atėjus į restoraną pasirinkti ne vieną ar du patiekalus, o ir daugiau. Ar to pačiu, nežinau, įvairesnį tą asortimentą tokį. Tai Elven kaip konceptas kaip ir aiškus ir turiu pagirti taip pat dizainą. Skaičiau internete ir kiek domėjausi biškai šituo visų restoranų ir konceptų, tai tas įkvėpimas atėjo iš Skandinavijos, iš Šiaurės Europos. Jo, čia gal bendrai ta tokia kultūra man tinkanti, gal susivokiama, sakykime, kur yra paprastai, subtiliai, bet ne pompastiškai, ne popsas, tai tas man prie širdies. Gerai, nice. Ir dabar jeigu šokant nuo Elven į tikrąjį Adomą. Žinai, tu esi šefas, jaunas šefas, owneris, ne vieno restorano ir tikrai, kiek aš kalbėjau su tavo kolega, toks tikras restaurateur, sakykim taip. Jeigu tau patinka toks žodis, tai žinai, man jis patinka. Koks yra tavo pats pirmas prisiminimas su maistu? Ir ar tu vaikystėj taip pat mėgai gaminti ir tai išsivystė į tokią karjerą, ar tu tiesiog kažkaip biškai vėliau gyvenime atradai tą visą? Man šiaip įdomu. Kažkaip labai natūraliai, sakyčiau, nes nebuvo taip, kad mano šeimoje, sakykime, irgi nėra tokių, kad labai norėtų kažkas ten arba mėgtų gaminti. Bet tas pats pirmas tai toksai jo, kur gal buvau 6 metų ir kur
kažkaip likau namie, tėvai išėjo į darbą, 8 ryto, man paliko kibirą bulvių, nuskutau, sutarkavau ir pašovau į orkaitę kugelį pietum, žinai. Ui! Čia toksai... 6 metų, atsiprašau? Jo, nu tai čia toksai, vat, kažkoksai gal toks pats pirmas ir ką daugam įvardinu, va, toksai, kur galbūt tai kažkiek, tipo, jo, ir po to kažkaip tiesiog namuose tekdavo gaminti. Vieną kitą kažkokį, aišku, buitinį dalyką, patiekalą, kiaušinienę. Klasika, jo. O žiūrint į mūsų interjerą, Elvino interjerą, aš labai jau taip pat matau tokių žemiškų spalvų, žalios, rudos, primena biškį mišką, Skandinavijos miškus, nesu buvęs Skandinavijoje, bet įsivaizduoju, kad ten būt miškai irgi žali. Yeah, no shit, Sherlock! Nu super. Aš tą labai mėgstu, tu man labai patinki. Tu esi tikras toks ekspertas ir toks tiesiog myli maistą. Aš jaučiu tą energiją iš tavęs, žinai, tokia malonės. Labai ačiū tau už pokalbius, už klausimus ir atsakymus. Jo, galėsim šią veikti virtuvę, labai noriu taip pat pažiūrėti virtuvę, galėsim biškį turą aptest. Nežinau, ar ten daug žmonių šiuo metu, bet kokiu atveju virtuvė yra vieta, kur viskas gimsta. Dar klausimas tau, kurį aš norėjau paklausti. Ne. Ne? Taip. Aš nesigandau, ne. Kaip vyksta koncepto kūrimas nuo idėjos, kas galėtų veikti kartu, iki lėkštės paruošimo? Čia vėlgi, tipo, yra apie tai, ką tu nori duoti svečiam, ne? Tai ir patiekalų kūrimas tai neapsiriboja, manau, kažkokiam taisyklėm. Gal jis labiau apsiriboja vertybėm, kas tau yra svarbu, ką tu mėgsti, ne? Tai šitas momentas, o kitas dalykas, tai vėlgi, patiekalai susikūrė, atsiranda ne tai, kad tiesiog ten sėdi, sugalvoji, surašai, kažkaip ir taip. Jie vis tiek kūrėsi labiau gal kažkur, vis tiek pasižiūri, ką kiti daro, ne, kiti šepai, kažkokį elementą nusikopijuoja, galbūt kitą kartą nuvaręs į turgų, pamatai kažkokį produktą ir tu žinai, kad tu norėtum su juo kažką padaryti. Kitą kartą, nežinau, tiesiog gavus kažkokią ar lėkštą dovanų ar dar kažką, pažiūri tą lėkštą, pagalvoji, kas tenai galėtų tikti. Tai, sakau, jo, kartais būna ir tiesiog susapnuoja, kad galėtum kažkokį patiekalą daryti. Kitą kartą tiesiog einamas namo po vakarėlio, sugalvoja, kyla minčių kažkokių. Tai irgi toks gyvas dalykas, kuris nėra taip, kad, žinai, nuo pirmadienio paleidžiu naują meniu, atsisėdu, ten savaitę padirbu ir padarau. Tai aš taip bent jau nedarau, pas mane taip nevyksta, pas mane, sakykime, organiškai. Super. 100 eaters. Tiek daug šiandien išmokau. Šiandien buvo labai edukacinis pokalbis su Adomu, aš galėčiau kalbėti ir kalbėti. No, God, please, no! No! Aš lydeką šaiką noriu pagauti jau 2 metus ir gyvenime nesu ištraukęs lydekos. Aš lydekas ištraukęs. Esi? Ant ko, ant spinigo? Jo, ant spinigo. Tarp kitko, Neryje. Jo, bet senai. Ten tikrai buvo lydeka? Ką? Tikrai buvo lydeka? Jo, tokia nedidelė. Nu, tai šaunuolis, aš dar laukiu, tai aš paleidžiu. Tiesiai Elvin pasiėmė. Ne, gerai, ačiū tau, aš tavo noriu eiti virtuvę, pažiūrėti, kaip kas ten gera, išgersim galbūt dar kavos, aš pasikalbėsiu su komanda. Ir jo, super. Malodės, ačiū labai gerai pavarėjai. Tai gerai, tai mes čia turim jūsų renktą virtuvę, čia pats viską modeliavai, pats viskas tai pats... Taip. Žinai, turint, sakau, kai dramą atidarinėjom tos 3 taškus 4, tai, nu, nemažai patirties ir šitoje vietoje, žinai, buvo, kaip sudėliota tą virtuvę, kad būtų patogu dirbti, žinai. Tai... Ir kiek čia žmonių dirba, vat... Nu, jo, įprastai dirbam 3-4, jo. Ir tu čia irgi laiko čia praleidai daugiausiai šiaip darbo dieną? Jo, bet šiai dienai visai būna ir kitų reikalų papuola iš šalies, gali pažiūrėti, tai, žinai. Turiu labai, nemeluosiu, patikimą komandą, kuri labai atsveria, labai stipriai. Aš dabar drąsiai norėčiau žengti virtuvę, galime kažką pradėti ir gaminti, jeigu tik yra laiko ir galimybių. Pats pirmas dišas, kurį realiai dėliojom, tai pakepam tokius saliavamdėlius, jie yra kanoliai, itališki. Taip. Tai čia idėja iš tenai, Italijoje irgi buvo daug, gal 6-7 kartus. Taip. Tai ir mintis buvo, žinai, daryti ne desertą galbūt, o padaryti užkandį ir kažkaip langustai. Tai darom tokį vamdelį su langustais, darom su maskarponės kremu ir su pomidorų. Geras. Tu sakai langustai? Langustai, jo. Ir tai yra, aš nežinau, kas tai yra. Langustai yra, nu, tokie kaip vadinami norveginiai omarai. Wow. Tai tokie mažiukai, nu, tipo, tokio maždaug dydžio, smulkus kaip krevetė, bet, nu, tarp krevetės ir omaro. Geras, labai įdomu. Aš irgi nežinau, ar čia taip
Pagal terminus turbūt Bet supratau, jo. Vėžiagyvis, bendrai tiesiog vėžiagyvis. Labai gerai. Mental. Labai įdomu. Labai įdomas pašnekovas Adomas. Tiesiog, wow. Daug buvo gerų nuggets pasakyta, taip pat matau, kad yra didžiulis Elvene toksai vertybinis stuburas, sakykim taip. Labai jaučiu, kad viskas yra nuo pat viršaus iki pat apačios šito restorano labai įskiepita į vertybę. Po tokio pokalbio su Adomu aš tiesiog noriu čia eiti ir noriu čia kviesti žmonės, nes aš žinau, kad tai yra labai teisinga vieta. Visą, ką mes šnekėjom, buvo labai, sakant, man artima ir taip, tiesiog, jo, labai aš suprantu tiek jį, tiek jo komandą. Super, labai įdomu. Dabar laukiu pavalgyti. O, papa, gorgeous. Važiuojam, Šaikė, labai laukiu. Čia vis. Važiuojam. Žiauriai skanu. Kas čia viršus? Pomidorų pudra. Žiauriai gerai. Čia mascarpone, ne? Ne, čia mascarpone, ne cream cheese. Su mascarpone ir tabiko ikrais. Žinok, Dover aš valgiau. Aš suvalgiusi gerai. It's mental. Aš laukiau. Žodžiu, pašnekėsim po to, bet sužavėjo. Aš dabar nemažai valgau. Aš tikiu, kad sužavėjo, jeigu net man nepatiko. Ne, tai seniai, apie ką kalba, žinai. Bet labai skanu. Šitą starterį labai rekomenduoju, jau matau, kad rekomenduosiu žmonėm. Tai nustebino, tikrai nustebino, wow. Tai mes čia ką turim? Nu, kaip skumbrės karpačių pavadinkim. Oho. Jo, šiaip lėkštai padėliojom visą, žinai, lėkštę. Taip. Išdėliojom bet skau paragavimui. Geras, bet spalvos, vėlgi žalios spalvos, primena šiek tiek jūsų interjerą. Ką? Primena jūsų interjerą šiek tiek spalvos. Jo. Žalios tokios. Štrasa dabar kaip. Gorgeous. Kas čia, paprika, ne paprika? Ne, čia kompresuoti obuoliai. Uik tu! Vakar metu, žodžiu, tos obuolius sumėto aliejum ištraukė visą orą ir įsiskverbė į patį obuolį daugiau to aliejaus. Tai jis toksai, labai patsisavęs galbūt toksai daugiau skonio gauna. Wow. Šovai. Tas čia mėto aliejus? Jo. Nerealus. This is the place. Jesus Christ. Čia skumbrė, taip? Jo, čia skumbrė, pasūdyta, jo. Čia šalia eina kombo grietinėlė. Ar čia pasirodo fotografuoti? Kombo grietinėlė? Kombo yra dumblis. Toks, džiovintas dumblis, Azijoje labai plačiai naudojamas. Ir jisai yra, jo, suteikia daugiau tokio kūno pačiam tą grietinėlę. Jeigu grietinėlė pati įsivesta kaip plain, tai dedi tą kombo, jūros, druskos. Jesus Christ. Mental. Gerai. Tai man tiesiog kabint ant duonelės iš esmės vos ne. Kaip... Nežinau, žinok, taip kaip nori, taip valgyti. Davai, taip ir darysiu. Gali tiesiog ir be duonos. Kaip tu, Domai? Pavargai? Tiesiog įspūdinga. Žinai, yra įspūdinga. Nieko tokio nesu panašiau valgęs. Tikrai niekur. Jo, maisto profiliai, tarsi skonio profiliai, tekstūros pokyčiai, spalvos visas. It's magical. Tarsi labai rimtai tą sakau, žinok. Labai įspūdinga. Tiesiog vienintelis žodis būtų sakyti. Wow. Labai skanu. Alone. What a man. Aš jums sakiau prieš pat epizodą. Adomas yra legend. One big legend. Tarasme, A iki Z čia daro. Jo, bet irgi toks lengvas, gaivus. Visiškai. Skumbrė.
Aš net nežinau, jinai atrodo, kad jinai yra supjausta gabalėliais, bet jinai krenta, jinai tiesiog kaip nežinau, kaip suyra. Nes tokia lengva. Jesus Christ. Žiauriai įspūdinga. Labai, aš net neskuoda šiaip. Pažiūrėk man kitas video. Tokių reakcijų nebūna. Bet wow. Aš bijau šią pasakyti. Aš bijau susknis. Nes aš nežinau, ką man, tiesme, aš galėčiau dabar čia dainuot, kad čia yra iš mano būtų vietų viena iš geriausių. But it's the fucking best. Juokauju, Šaika. It's actually fucking lit. 100 eaters. Išplauk? Ne, daug. Dar vienas svarbiausių dalykų, tai yra duona. Ir Kokam aš turiu? pavadinau Elven bagetę, žinai. Labai jau tokia kaip kvadratinė, gražiai kvadratinė. Čia gal kepta... Realiai, va tokiam indė. A, va taip, okay. Nice. Ir čia yra tokia švediška duona Limpa bread. Limpa? Limpa bread. Aha. Ir jinai yra tokia į saldesnę pusę. Aš pat pradžio kažkaip biškį dvėjojau, ar tipo gerai duot, žinai, tai į saldesnę pusę duona, plus kažkaip labai sėkmingai Kaune numonę davėm prie duonos sviestą su medum. Kas irgi, žinai, yra saltelės. Bet kažkaip, kiek darėm, kiek ragavom, kažkaip labai pasiteisino, žinai. Žiauriai gerai. Ir, dažnu atveju, pradedam nuo tokio, žinai, saldesnės natos vakarienę. Aha. Nes, laviškas duona. Ir, tik čia. Davai. Ir tepkis sviestą. Taip kaminga. O jinai yra su melasa. Melasė cukrainė nendrių sirupas. Taip. Ir su kadagiais ir pankoriu. Jis tipo kvepia kaip koks meduolis, žinai. Bet duona vis tiek nėra per saldus. Ir tada medaus tamata. Jo. Jesus Christ. Čia toksai starteris, ne, ant stalo prieš vakarienę. Jo, čia visada prieš užkandžius, tipo pasitikimo, žinai, Eik tu savo. kad ko laukia užkandžių ar ten pagrindinių patiekalų, kad, žmonės gautų kažką pasnekti. Jo, tai kažkaip pradėjom visai su kita duona ir kažkaip vienu man nelipo ir vieną antrą duoną kepim, kažkaip man, aš taip nelipo, žinai, ir po to, tarp kitko knygoje radau, žiūrėjau, tai kažkaip radau tą Limpa bread, pats nežinau, švedišką, tipo kažkaip žiauriai galvoju, tipo viskas į temą, žinai. Ar gal taip. Aš porą dienų paleidom Paltusą, tai fainas dalykas su žuvim yra toksai šefas Džosas Nilandas, jisai iš Australijos kilęs, tai jisai pavadinkim, nežinau, nei revoliucionierius, nei kas, bet jis tiesiog labai įdomiai, taip kaip niekas galbūt pažiūrėjo į žuvį, žinai. Jo, tą ir padarysim, dabar iškepsim Paltusą. Laisvai, ja. Ir ką mes čia turim? Tavo jūsų kolega. Sveikas. Vardas? Nikita. Nikita, labai nice, aš Julius, malonu. Kaip tu? Gerai. Gerai? Gerai. Labai gerai. Daug dirbi? Kartai. Mėgstamiausias žuvis? Paltus. Pataikėm tada, tikrai pataikėm. Paltusas. Ir pavadinimas fainas, Paltusas, ne? Visai linksmai skamba. Man tik dėl pavadinimo. Daug darbo šiandien? Ne, šiandien iš tikrųjų. Mažiau iš tikrųjų. Jo, vakar buvo. Mes ten turim, ne biškį dalykų prie Paltuso. Poilsis, prepas. Tai laas, jo. Savaitgalį bus jo reikalų. Jo. Ir su kuo bus Paltusas? Kas jį dengs, arba koks padažiuko ir daržovės? Tai kažkiek sezoniškai bandom, dabar yra fainai, būna tie švieži kopūstai, žinai, ne rudeniniai, kur būna sušokiai, tokie, žinai, labai tvirti. Tai būna tokie lengvesni, tai mes juos apsiverdam lengvai. Smidrai dar, jau pabaigas, čia dabar paskutinė partija atvežė. Po to kažką biškai galvosim vietą smidrai, dabar turėtų žineliai prasidėti jau lietuviški. Tai su žineliais gal darysim, nes, sakykime, tos pačios daržovės užaugusios sezono metu nedirbtiniam sąlygom, jos vis tiek kitokios, žinai.
Jo, ir tada duodi palisėti žuvį. Aha. Kaip ir mėsai? Steigui, taip. Jo, turim čia tokią spintelę. I love fish. Realiai įsimylėjau žuvį. Aš visą laiką mėgau, bet po šiandien žuvis yra milijardą kartų daugiau delikatesnė ir tokia prestižiškesnė negu, sakykime, mėsa. Aš skamba keistai, bet neturi tiek daug tokių skirtingų use case'ų. Wow. Turi. Eik, savo. Jo, tokią dedam. Čia atrodo kaip kaukė. Biškį. Kažką, ne? Kur čia pala? WWE. Kokia čia žuvis? Iššaukiančiai atrodo, žinai. Labai iššaukiančiai. Jo. Čia maraudinis ešerys. Ešerys? Stone bass dar, kaip jį vadinasi. Gerai. Čia viduržėmė, auginta šį. Aha. Ne laukinė, bet auginta žuvis. Viskas. Super. Man pačiam fainai tą, žinai, dišą daryti. Šiaip kolegos buvo skeptiški, žinai, tokiam dalykui, kad čia, žinai, kažkas norėtų tokio. Bet ilgainiui kažkaip įsiklijavo ir yra tokių svečių, kurie labai tikslingai ateina, žinai. Jo, o po to kažkaip pagalvojom, žinai, kad gal kitiem galva biški per stipru. Aha. Tai sakom, davai tipo kepam uodegą, žinai. Uodegą, tai realiai viskas naudojat. Paduodam uodegą ir kepam uodegą. O tai žinai sako, norim uodegos, ne, norim galvos, žinai. Nu, sorry, liko tik uodega, žinai. Ne iš vyno, ne uodegos. Vat. O ką aš atėjom? Čia tai panašas, bet tiesiog apvilnyt viską. A čia dar čimičiurių dedam. Opa. Čimičiurių, nu tai irgi. Argentina, steikai. Tai čimičiurius, bet tipo verdam midijas ir tada midijų mėsą dar pjaustum į patį čimičiurių. Okay. O tą stoką, sultinį, kurį gaunam po virimo iš midijų, naudojam pavyzdžiui. Man tai aš tikrai jaučiu tą tokį, nežinau, sustainability, žinai, pas jūs. Toks viskas yra išnaudojama. Nuo galvos iki uodegos stokas, panaudojamas padažui, viskas taip yra sustainable labai. Žinai? Jo. Tai mes čia turim. Paltuso. Taip. Čimičiurių su midijom. Midijų sultinio ir sviesto padažas. Lapiniai kopūstas. Taip. Smidras ir romainė salota. Oh my goodness. Ačiū. Tokia medium rare, in a good way, ne? Gal medium gal labiau, bet... I'm trying to let's enjoy it. Nekantrauju šitą paragauti. Ką dar, kokį liežuvį gal prakepsiu, kad pavalgytumėt normaliai? Not much to say. Neturiu ką pasakyti daugiau šagus. Neturiu ką pasakyti. It's... Gerai, pakalbėkime. Mes turim labai tankę žuvį, kuri tikrai pjaunasi ir burno jaučiasi tikrai būtų toks, lyg būtų jautiena. Stipri, laiko savo tekstūrą, bet kai tik pakandi, viskas subyra ir suminkštėja. Dėl to, kad tas iškepimo būdas yra, kaip ir minėjau, crust on the outside, soft on the inside. Tuomet padažas. Ir jie bus ir labai skanus padažas. Tokie padažai yra mano konkrečiai mėgstamiausi. Jie yra kreminiai, riebus, su šiek tiek tokių rūgštelės priedų iš čimičiurių. Taip pat tos daržovės lengvos, kurios sėdi po visų patiekalų, sugeria tą padažą taip pat ir tampa sultingos, tokios, sakykime, sultingos, sprokstančios, kai jas prakandi ir viskas dera labai gerai kartu. Lengvumas, taip pat turiu pabrėžti, kaip gera yra valgyti lengvą maistą, kaip lengva tai yra tiek sukramtyti, tiek suvirškinti. Tai tas man irgi labai yra didžiulis pliusas.
Bet kalbant apie pačius skonius, tai, nu, kaip ir minėjau, labai, labai puikus skonis. 100 eaters. Čia yra mėgstamiausias dalykas, ką galima daryti. Dip and taste. Laižiai prislaižiai. Šiandien tikra fiesta. Jau nežinau, kilintai patiekalą ragausim, bet kiekvienas permuša praeitą. Tai esu sužuvėtas. Sužuvėtas, I like it. Ką mes čia turim? Liežuvis, jūros liežuvis, tipo kaip plekšnė, bet ne plekšnė. Aha. Jo, ir čia fainai, žinai, tas, kad, nu, ne visais atvejais, žinai, fainai, va taip va suvalgyti žuvies teiką, pavadinkim, bet labai fainai valgyti žuvį nuo kaulo, nes, nu, dar kitaip kepa, žinai, tas kaulas į savęs irgi duoda, žinai, skonio, to želatinos tokios, nu, tas yra svarbu ir fainai, kad, žinai, vėlgi, kalbant apie patį svečią, ne, dabar, kai sakau, kad jie nori jaustis, žinai, komfortiškais, tai, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip dalimuisi maistas, nu, labai imponuoja svečiam. Dabar šiaip visą madingą tą yra daryti, sakyti, ne? Jo. Kiti dar vaikosi, žinai, tų degustacijų, bet tas degustacijų bumas vat ir buvo kažkur taip 15, 16, 17 metais. Ir dabar ta degustacijų tema biškai eina iš šono. Ir gerai gal? Dabar ne, viskas good. Yra tikrai, ir aš pats tipo mėgstu sudalyvauti degustacijose vakarienėse, bet vėlgi, sakau, man tas degustacinės vakarienės biškai įpareigoja, žinai. Duosim su pomidorų ir langustų padažu. Tai vėlgi, tos langustus naudojam, nuimam galvą, nuimam kiautus, iš kiautų verdam tą sultinį ir naudojam kaip bazę čionai. Bet, nu, tipo, yra ir pomidorų. Pomidorus raustinam, pečiui, spaudžiam, ištrinam, kaip piurę padarom. Ir viską kartu maišom ir jo. Dabar kiek susiduriu, tai kažkaip visai... 100 eaters. Čia grilinta vakame su salikornija. Sultinga, suri. Nu, tokia. Žiūrėk gerai, labai suri. Paplūdimio. Jinai taip natūraliai taip? Jo. Wow. Ir vadinasi kaip? Salikornija. Salikornija. Čia va paleidžia sultis, pati žuvis. Geras. Tai šitą kartą maišysim dar su padažu, pilsim ant viršaus. Nieko neišmes, negalima. Ir su raudonu vynu duos paderinti. Oi, aš tai tikrai pasirašau. Iš viso, blaivi vasara, davai šaika. Dabar Latvijai buvau Barens restorane, irgi gida, galvoju, jo, gal ir gida papuolė Mišelino. Ten irgi gali toks tipo biškį apie žuvę, apie seafoodą. Ten pain irgi buvo langustų virtiniai su langustų stoku ir painai pinijos riešutus dėjom. Nice. Ir kažkaip čia irgi liežuvį dariau, galvoju padaryti tą tokį su pomidorais, su langustais ir tas pinijos riešutus irgi dėti, žinai. Toks nice dalykas šiaip. Spalvos, I love it. Eaters. What a fucking play. Duodame, šiandien bus pasimatymė pasirodo. Šiandien dviese galėsim paklausti tave, kokia tavo mėgstamiausia spalva. Nes my first date game is crazy. Žodžiu. Oh, there we go.
Na, tikiuosi ir pamaitins dar. Ne, jau gal kažkaip. Čia varškė? Jo, čia yra varškės sūris. Geras. Čia yra, mano vaikystės reikalas. Geras. Kadangi iš Raseinių esu, tai ten ir kaimo matęs, ir karvė, ir šūda karvės, ir visą kitą, žinai, tai būdavo, tai žinai, buvo tėvai dar, tokį bityną turim. Wow. Tas medus šiandien irgi ištamai. Eikti savo. Jo, šitas desertas irgi su to medum, tai ir taip ir būdavo, žinai, tas toks desertas, kur nieko nėra, ką tai, žinai, kažko saldaus, o kaip vaikas, tai kažkas saldaus. Tai būdavo, kad paimdavau tą sūrį, karvės pieno varškės sūrį, paspėsdavau tokiam rekelėm, dėdavau į lėkštę ir kaldavau medaus ant viršaus ir mikrobangų krosnelę. Tuo metu būdavo, žinai, mikrobangų kiekvienos nuo. Ir tipo kepi ant makstos temperatūros ir tegu 2 minutės, ir tipo viskas karamelizuoja, sūris apdega, žinai, ir nupinta tiesiog. Jo, tai čia tik tokį dalyką dariau. Ir kažkaip vis galvojau, blem, kaip aš tą galiu, žinai, tokius 2 paprastus dalykus pateikti, į desertą, žinai, kažkokį. Vis tiek, tipo, restorane, žinai, va taip, atpjaus sūrą, uždėsi, Mikrobangė. Jo, bet kažkaip, galiausiai susidėlioja ir, čia toks reikalas, kuris, nežinau, man pačiam labai patinka. Žmonės kažkaip po to irgi pradėjo laikytis to, žinai, kad nesirenka, tarkim, to desertą, nes parašyta keptas varškės sūris, žinai. Taip. O tai ne yra estika ir, tipo, desertą valgysi varškės sūrį, ne, kažką, žinai. Tai sakau, davai vadinam Elven cheesecake, žinai. Kaip? Cheesecake. I love it. Jo, čia dar... Elven cheesecake. Taip ir yra. Estiko cheesecake. No. Ir tipo, ne, žinai, čia mes tipo žmonės apgaudinėsim, bus nesąmonė. Ir tik buvo tokių svečių, kurie sakė, blem, norėjom cheesecake, o gavom varškės sūrį, žinai. Bet sakau, sakau, tipo, pušinkit, įrodykit, kad, that's the way, tipo. Taip. Žinai, kaip suprant. Tai dabar fain. Ir šiaip, tipo, kas paragavo, tai toks, tipo, lieka daugelis nustebę, kad, toks, nežinau, kaip desertas tai unikalus. O čia paskui padažas, tipo, kai paimam žalią pieną, žalią pienas yra riebesnis 4%, ir tipo darom patys varškę ir lieka tas paskas. Tai tas paskas mes, stipriai nugarinam iki 15%, biškai maišom su grietinėlė ir mėta. Tai, irgi, tipo, stengiuosi kuo maksimaliau viską išnaudoti, ką turim. Tai čia tavas gana yra įkvėptas tavo vaikystės. Absoliučiai. Jo, realiai taip max. Nice shot. Man labai kas patinka su to saldaus pieno sūriu. Aha. Kad jisai, žinai, kaip halumbis yra toks čiuvi. Taip, toksai tarp dantų čižda. Čia yra pats geriausias dalykas. Tai čia yra Elven cheesecake. Jo. Čia taip kaip aš suprantu cheesecake. O kaip gimė pavadinimas Elven, aš tave klausiu? Elven? Norvegų kalba Elven yra upė. Geras. Taip gal nieko ypatingo tokio, žinai, sakykim, gal nelabai ten super konceptualu ir ten, žinai, išgalvota, bet jo, taip. Bet žinai, mano sesės vardas šiaip yra upė. Tai upė čia tau, Elven yra tavo vardu pasakyta, gerai, tai. Jo, ir tada čia dar irgi biškai druskos dėsiu. Tai vyručiai meniu jau išmogo? Realiai, tikrai taip, viską šokavom. Rytoj laukim, 11. Rytoj? Gerai, būsim. Tai čia jau medus skaičiavim. Jo, čia medus, biškai. Beautiful. Ačiū labai. Šaklės enjoy. Yra Elven cheesecake'as, labai romantiška istorija, kaip gimė šitas patieklas, desertas. Gorgeous, let's see it.
aš nesijau, kad bus taip skanu. Nes viskas taip paprasta. Block of curd cheese, žinai, tai buvo vos nepageptas, bet yra absoliučiai vienas iš gyviausių desertų, koks mane teka ragauti. Mano trumpam gyvenime. Dabartinis sluoksnis. Tu, kad nebuvo nesausainė, tu duoną, sakai, buvo, Jo, taip? duonos trupiniai. Aš tada karamelį jaučiu. Daug karamelės jaučiu labai. Iš kur aš tada jaučiu? Tai pati duona, kaip ir sakiau, su melasa yra daroma. Va. Tai žinai, jinai sudžiūna, intensyvėja, tai ta karamelė taip, žinai, galima. It's crazy delicious. Ir lietuviška. Ir tas medaus, žinai, tašas. Nu jo, realiai taip natūraliai tiesiog gaunas lietuviškas ale desertas. Šitą keptą varškės sūrį daro arba rūkytą, Jo. arba su ten kažkokiais ančiuviais, ten dar kažkokiu. God, bro. Fucking delicious. Tikrai vainikuoja visą vakarienę. Tikrai. Ir žinai, tas medus intensyviai saldus, bet kadangi jo nėra šiaip didelis desertas, suvalgai per kelis kąsnelius, bet tas saldumas intensyvus, jis tave visiškai taip duoda pilną tašką, uždeda tašką vakarieniai, sakykim taip. 100 eaters. Na kągi, išėjom iš Elven. Buvo spūdingas epizodas. Ačiū Domui, kad mus priėmei. Visa komanda virtuvėje taip pat ačiū Jums. Mes šiek tiek maišėmės, bet problemų nebuvo. Maistas, aš galiu pasakyti, kad kol kas buvo vienas iš įspūdingiausių man. Lengvumas, lengvumas jo, žuvies skirtingos, nežinau, tekstūros, skoniai, riebumai. Irgi pakilėjo mane iš tikrųjų, žiauriai patiko ir aš pilnai duodu savo rekomendaciją, kaip ir Michelinas davė Elven. Bet mano gal net biškai svaresnė, nes visgi 100 eaters, they won't fit in one SUV. So, gerai, viso. Važiuojam, 100 eaters out, ačiū labai iki rytojaus. 100 eaters.